Beleka čia. Žiūrėkit. Eiktas. Ką tik nusplau, bet vėl vieną iššoviau. Tokia dydžiaus. Traukinį ša. Gaila neleido filmuoti. Nieko nepadaryti. Ką tu gali žmogus padaryti? Jūs juokauna? Kai pradėję pil. Lieto laikis čia. Tik ne šiandien, ne rytoj. Nusakiau, kad mažyti šitas akmenukas visiškai. Dėl to jie net neapsimokėjo. Jūs pats pažiūrėkit. Žodžiu, važiuojam. Tai kas pametėt? Rago, šviesaus, alaus. Ką jūs? Aš tai prie savo akmenuką kimarinu. Tai šiandien nusprendžiau pakeliauti, patyrinėti Žemaitiją. Turiu prisirašęs įvairiausių objektėlių, nuo dvarų iki piliakalnių, muziejų ir taip toliau, ką išeis aplankyti, nežinau, nes, aišku, nesutaps laikai visokie, bet kiek išeis tiek. Ta Žemaitija ir graži, reikia aplankyti. Žinoma, aplankysim Žemaitijį, sostinį, Telšius. Ir būtinai paragausim žemaičių blynų. Ir ko jūs da ten turim? Ko ten turim da? Kastinę su bulvėm. Tai pradedu iš Šiaulių. Nu, aišku, aš jau už Šiaulių. Jau esu tokiuose laukuose. Tai, žodžiu, pirma stotelė, nelabai yra laiko, jau yra po 8:49. Pirma stotelė Kuršėnai, paragaut kuršienų vyniotiniaus. Ir tada iškart važiuojam į Menčių karjerą. Prieš 10 turi būti būtinai. Tai, žodžiu, judam. Ir, aišku, pranešė blogą orą, nuo 12 tipo lietų. Bet kol kas tai saulyti gerai čia šviečia. Žiūrėsim, kaip čia bus. Mašina paruošta, daiktai sukrauti. Nes tikrai teks ne vieną dieną pabūti. Nu, 1-2. Всё, judam, nebekalbam į Kuršėnus. Pirma stotelė – Kuršėnai. Tai esam jau Kuršėnuose. Labas, kuršėnėjiškiai. Šiaip Kuršėnai gražus miestelis tikrai. Sveiki, man gal to kuršienų vyniotinė, kokį mažesnį gabaliuką. Jo. Mažesnį. Gal šitą, va. Ta. Gal šitą, jo. 5,30. Viso? Žodžiu, atvariau į Maksimą, pasiėmiau Kuršėnų originalus, rašė Kuršėnų vyniotinis originalus. Tai Kuršėnų vyniotinio originalaus turim, paragaujam, ane? Va toks va vyniotiniuks. Labai tingiu ir neturiu laiką ieškoti šakutės, tai tiesiog kasėm šitaip. Kuršėnų vyniotinis. Už šitą gabalą sumokėjau 5 eurus. Va tepa. Liuks. Aplankyčiau ir daugiau Kuršėnų, bet laiką visiškai neturiu, laiką stoką į tą karjerą belę kokią. Jo, tai dabar važiuojam į Ventą. Jo, tas Menčių karjeras yra šiaip prie Naujosios Akmenės šalia. Bet jeigu nori ten nuvaryti, turi nusipirkti gidą. Ir prasided viskas nuo Ventos. Tai važiuojam į Ventą. Kuršėnai, ačiū už vyniotinį, labai skanų. Na šiaip miestelis toks, visai gražus. The fortune lady told my mama before I saw the sun. Said your boy's gonna love too hard and break more than one. You're gonna make sweet women laugh and cry, laugh and cry, laugh and cry.
Sveiki, mėly Ventos gyventojai. Tai ką, atvariau į Ventos lankytojų centrą. Čia prasidės ta kelionė. Menčių karjera. Persimau batus, nes ten gali būti klampynių. Aišku, dabar dar nevarom, ten dabar varom į vidų, ten viską pasižiūrėti. Ten dar kažkokios ekspozicijas bus. Ir tada važiuosim kažkaip atskirom mašinom iki to karjerą. Dar turiu 16 minučių net, bet rašė 10-15 minučių anksčiau atvažiuoti. Bet tai čia nemažai žmonių, normaliai čia. Tai žodžiu, leida pasivaikščiot po lankytojų centrą dabar, kol prasidės. Tokį mini, bet visai niek. Da šitą nemačiau. Tai labas rytas dar kartą, mano vardas Justas, dėkoju, kad atvykote į Akmenės kraštą, tiksliau į ekskursiją po Akmenės karjerus. Kadangi jau sukorė tą kelią, tai verta pažinti ir Ventos regioninį parką. Tai žodžiu, papasakoja apie kaip ten įsikūrė tie karjerai, ten viską apie tos karjerus. Pasirodo, varysim ne tik į Menčių karjerą, bet varysim pirmai Menčių karjerą. Tada iš Šaltiškių, po to dar čia papiliai į apžvalgos bokštą, man atrodo. Žodžiu, turim čia reikalų. Žmonių šiaip tikrai daug. Visi laukiam ir važiuosim. Kolona iki pat Menčių karjerą. Bet įdomiai jau čia man. Dabar judam į Menčių karjerą. Čia GPS rodo apie 20 km. Pažiūrėsim, ką ten rasim, kol kas lietaus nesimato. Tikiuosi nelys, šiaip rodo, kad lys. Tai nežinau. Kolona belė kokia. Prasidė žvyrkeliuks. Bet mes čia judom tik 10 greičių, tai nežinau kaip čia. Nu ką, atidundėjom. Galim judėti. Mašina visą dulkina. Kol kas vaizdelis toks. Belė ką čia. Žiūrėkit. Žodžiu, einam toliau, sakė, kas nebija vandens ir molę, galima eit pažiūrėti ten. Tai
aš čia esu klinčių karjere, kuriame yra kasamos klintis. O kas yra klintis? Tai natūrali uoliena, kuri buvo susiformavusi jau prieš milijonus metų. Aišku, iš tos klintės gaminamos kalkės, cementas ir kitos statybinės medžiagos. Tai apskritai tos klintis čia buvo pradėtas kas dar 1932 metais. Anksčiau jos buvo naudojamas ne tik kalkių gamybai, bet ir cukraus pramoniai, cukraus gamybos procese. Ir dar vienas įdomus faktas, kai karjeras taps nebenaudojamu, jį pilnai užtvindys vanduo ir bus čia didelis ežeras. Aš tik pavandau, tai gal atsigėsiu. Ektos. Bandau kuo arčiau prieiti. Bet tešlas belekojas. Iškai nusiplau batus ir vėl lipau. Ektas. Ką tik nusiplau batus. Vėl vieną iššoviau. Bet vis tiek geriau nei buvo. Viskas judam lik mašinų. Ką, varysim į sekantį. Pamiršau kaip sekantis vadinas. Pažiūrėsim, kurius geresnis. Tai šiaip užskaityta. Liuks. Pasirodo, da ne viskas. Wow. Mes lipam labai į viršų. Tik nuo viršaus pažiūrėt. Kaip ir norėjau. Galvoju, kad nelipsim. Mes einam dabar prie to kitą aparatą, kur vos matys iš pačios. Ten va. Kosminė kelionė čia. Kosminė. Tai čia prieš save turim milžinišką žingsniuojantį eskavatorių. Jo strėlė siekia net 70 metrų, o pats eskavatorius sveria net apie 720 tonų. Vienu kaušu jis gali paimti net apie 10 kubinių metrų uolienų ir jo žingsniavimo greitis siekia apie 200 metrų per valandą. Toks kabelis. Lynas. Tai ką tik grįžom iš to karjerą menčių ir dabar judėsim į Šaltišių karjerą. Blemba, kiek čia tų karjerų gavau, vieną čia varysim ir viskas. Pasirodo ne. Dabar turim 2:30 ir važiuosim į Šaltišių karjerą. Nu čia Žemaitija turi čia užraugus tokių vietikių. Bet šiaip neaukęs. Blemba, nebus lietaus, nes šiaip tai pranešė lietų nuo 12. Jau 2:30, tai nežinau kaip čia bus. Ką atvažiavom į kitą karjerą. Geležinkelio bėgiai. Tikriausiai molių išvežt. Jau matos. Einam kokias 5 minutės jau.
Gal daugiau net. Blemba, yra čia paeiti, yra. Traukinuks atlik. Po truputį. Kaip čia viskas? Raudonai ruda. O tokia gabala. Vietos. Molė gabala. Labas, traukinuk. Ką gera? O, jau matau. Eik tu švilp, kaip gerai atrodo. 1, 2, 3. Pliama, per kamerą nepertiksi tokią vaizdą gerą. Tokia dydžiaus. Traukinį, ša. Žiūrėkit. Molis visą laiką yra graunamas į vagonus, kada cemento gamykla, kaip ir minėjau, yra dirbanti, veikianti. Kokia koja. Nu ir nieko agregat. Toks molio karjeriuks. Toks agregat. Žiūrėk, kiek tepaliuza. Manas toks pat kaip ir praeitam karjerė. Tik tas toks biškai senesnis atrodo. Bet gerai. Važiuosim dar į apžvalgos bokštą ir šitą ekskursiją bus baigta. Все, grįžau, dabar važiavam Papilės apžvalgos bokštą. Atvykau, pasirodo, čia yra Jūrekalnio apžvalgos bokštas, ne Papilės, vadinasi Jūrekalnio. Einam pažiūrėtą Jūrekalnio apžvalgos bokštą. Toks bokštuks. Gal dabar nelipsiu, nes pilna žmonių lip. Palauksiu biškį. Einam kraštovaizdžio geriau pažiūrėti. Dabar tai tikrai neužlipsiu. Žmonių va tiek vat. O bet čia vaizdelis gražus. Vėl per kamerą taip nein pat perteikt. Kas ten dabar? Ten neaišku.
Lipam į apačią. Gal ir faina čia vieta, sakyčiau. Nu čia fainai padaryta, klausyk. Все, nusileidau. Žodžiu, ekskursija. Užskaitau. Ten apie tos karjerus labai daug gids pasakoja, žiauriai daug. Net man smegenai per daug ten prisikroju visokią informacijas. Bet aš jums ir nesakysiu. Jeigu norėsit, tai nuvykit ir viską papasakos apie visus tos karjerus, apie istoriją. Tam bokšte irgi pasakoja istoriją, kaip čia kas, kur, kaip, kodėl. O dabar, blemba, turim 3. Norėčiau išmiegoti prie Plotėlio ežerą. Ai, tai pamiršau pasakyti. Kainavo viso labo 11 euriukų. Verta, manau, tikrai. 5 valandas užtrukom. Užsipilsim vieną tokį bomžpakezą. Ką, pradžiai, kol užšils, reiktų kuršienų vyniotinę dar pakramtyti. Jis biškiai jau patižęs toks. Bet niekas su jais. Toks vaibelis. Kažkur. Vandeniukas verda jau. Jau galim prisukti decibelus. Karbonara gamtoje, kaip sakant. Nu ką, skanaus man. Skanaus jums, jeigu valgot ir žiūrit mano šitą nesąmonę, o gal ir sąmonę. Neblogai. Aš galvoju visą laiką, kad aš Ventoje esu, betgi mes varėm į Papilę. Tai aš dabar nuo Ventos 10 ar 2 kilų. Jo, tai žodžiu, minu greičiau tiesiai į Renavo dvarą. Ten palei atsiliepimus sakė, toks grožis, belė kokio gražumo dvaras. Iki Renavo dvaro apie 60 km, man atrodo. 61 km ir dar to pačiu prasuksim pro Sedą. Kai pradėjo pilt. No. Lietau eik iš čia. Lietaus mums nereik. Tik ne šiandien, ne rytoj. Jūs juokaunat? Ką? Varėm į Sedą. Reikia išlipti pažiūrėti, kaip čia kas atrodo. Seda. Nesu buvęs niekada Sedoj. Kažkaip vis pro šalį važiuodavau ir neaplankydavau. O dabar sustojau. Gal ir nieko. Gaila, ilgiau negaliu pabūti, nes laikas labai spaudžia. Nu, įdomiai čia. Tik iš po lietaus labai daug pelkių. Parkutis miesto centrutis. Tikriausiai, aš taip galvoju. Jeigu klystu, nepykite. Nu, fainas toks miesteliauskas. Galvoju, kad mažesnis, bet visai normaliai čia, normaliai. Atvykau čia kažkur. Vienom ieškoti to dvarą, nes čia šlagbaums. Ten ženklas, kad negali važiuoti, tai čia palikau mašiną. Čia ir kažkas atvarė.
Nueinam ieškoti. Nu, pažiūrėsim, gražu čia. Teritorija sutvarkyta, graži. Į vidų neįsiu. Bet žodžiu, vidui neleidžia filmuoti. Bet šiaip, nu gražu čia, gražu. Tai per ilgai neužsibūsim, dar lietus pradėjo lyti. Čia būdavo sandėlis. Nu, į dabar ir tikriausiai. Opa, sandėliuks toks va. Kaip įdomiai čia. Šiaip aplinka. Nu, faina, graži. Gaila vidaus, negaliu parodyti. Bet čia va prikrausiu, va, nuotraukėlių, kaip atrodo vidus, va. Čia va visur. Tai va taip va kažkaip atrodo. Čia būtų gerai atrodytų, bet medžiai užtoj. O, turim apleistą akmenį, jeigu tai pavadinsim. Arklidės čia buvo. Arklidės. Gaila neleido filmuoti. Nieko nepadarysi. Ką padarysi? Jų taisyklės. Ką padarysi? Nieko. Ką tu gali žmogus padaryti? Tas lietus tai čia. Nervauji man. Šiuo per vabaliukai. Ok, tada judam link Apolės piliakalnio. Jeigu išeis dar kai kur užsuksim. Nu ką, atvykom prie Apolės piliakalnio. O kaip čia atrodė senas laikas. Matėt va. Archeologiniai radiniai iš Apolės piliakalnio kapinyno. O žiūrė, yra diržo skirstiklis. Diržo saktelė, pasaginė segė. Nu gal ir įdomių daikčiukų įradė čia. O tai čia jaučiu daug eitreiks, ne? Jau šiandien 13 000 praėjom. Nu, pirmas vaizdas. Nu, gražiai. Kalnai, kalneliai, žaluma. Nu, fainiai čia klausyk. Karjerose tiek prisivaikščiau, bet nieko, praeisim dar. Ai, tai jo, norėjau užsukti į vieną dar muziejų pakeliui, bet vartai uždaryti ten, uždėta skambinkite, žodžiu, nieko aš neskambinau. Da lietus lyja, dabar nustoja. Gal ir gerai tas piliakalnis savo atvažiavau, lietus nustoja lyt. Nu, graži ta Žemaitija, graži. Ką aš galiu pasakyti? Link piliakalnio. Nu gerai, iš toli atrodė, kad mažiau tų laiptų. Ir kur čia man dabar eiti? Kas čia buvo? Nežinau. Gal kur yra parašyta? Link pėsčiųjų tako, link akmens. O tai palauk, aš čia aukščiau dar noriu užlipti. Aš dar nenoriu eiti ten į apačią. Ten dar kažkas parašyta. Bet jau net aš libinsiu. O! Tai kas pametėt? Rago, šviesaus, alaus. Pilns, da net neprasukti. Gerčiau, tai jau dabar susikratyčiau. Matau, čia apačioje eina dar ten keliuks. O ką čia reiškia tas raudonas ženklas? Nežinau. Bet rodė čia eiti. Aš vis nesprantu, kur einu. Aš vis čia einu. Matau soliukus, reiškia čia gal. Toks piliakalnis. Polios kraštovaizdžio sutvarkymo darbai. Piliakalnio va, kas čia buvo? Šulinys. Tiesiog. Tai kur mes čia einam dabar į mišką?
Ir tvariau į Piliakalnį. O ką čia per miškas? Nesupratau. O ženklą matau, reiškia nepasimečiau. Link mašinų stovėjimo aikštelės. O čia kas? Upa. Gal ir nieko. Apuolės Piliakalnis. Užskaitytas. Žodžiu, mano akmenų muziejus čia toj užsidarys. Prakeliui link Platelių ežerą pamačiau yra Barstyčių Pokės akmuo. O ko neužsukus, ten va tokia dydžia akmuo. Belia koks. Važiuojam, pro šalį užsuksim tada į Platelius. Bet ten kažkur dar reiks išsikepti valgyt. Važiuojam prie akmenuką to. Gal ten mažiuks iš vis ten toks tas akmenukas. Važiuojam patikrint. Kaip čia keistai man viskas. Žiūrėkit, kaip mapsuose važiuoti reikia. O, bažnytėlė visai fainiai čia pastatyti ant pakalnės. Nu ką, vietoj. Na ir ką aš jums sakiau? Sakiau, kad mažyti šitas akmenukas visiškai. Dėl to jie net neapsimokėjo. Nu, jūs pats pažiūrėkit. Pažiūrėkit, koks tik akmenukas. Dėl to akmens. Žodžiu, važiuojam. Jakauji tas akmenukas, va ten va. Ten va. Stovi jau iš toli. Gerai, einam žiūrėti čia. Tunakmenį. Aš esu tituluotas Lietuvos akmuo, pripažintas didžiausių, paskelbtas gamtos paminklų, įrašytas į Lietuvos rekordų knygą. Va tep, va čia va Barstyčių akmuo. Jeigu kam įdomu, sveriu tikrai nemažai, net 680 tonų. Esu sudėtas ne iš kaulų ir raumenų, o iš lauko špato, kvarcų ir žėručio. Gražiai irgi teritorija, čia yra kažkoks žvaigždė išdėliota iš akmenukų. Čia dar ežeriuks, laužavietė ir va toks akmenėlis. Kažkada buvau prie Kriaučiaus akmens, galit pažiūrėti, va čia va dabar va atsiras toj. Tai ten buvau prie Kriaučiaus akmens ir sakiau, kad didelis. Kai šitą pamačiau, jau nebesakau, kad ten didelis. Va tokia dydžiaus akmuo. Aukštis 3,6 metrą, ilgis 13,25 ir plotis 7,53. Eik tu savo. Pasižiūrėkit prieš mane. Ką jūs? Aš tai prie savo akmenuką kimarinu. Biškį prilekiau čia pasižiūrėt. Nesveiko dydžio. Ir yra kopetikės. Kaip gerai. Ar nenusijobinsiu čia? Pa. Ant tokio akmens kimarinu. Tai ką jūs? Akmuo tai neblogs. Bet kaip man nulip dabar? Tai čia jau kits klausimas. Lietuvos didysis akmuo. Toks akmenuks. Ok, viskas. Judam į Platelius. Reiks susiieškoti vietikę, nes jau miegosiu ten. Gal net vietų nebus šiandien šeštadienis. Šiandien šeštadienis, tai šilta diena. Aišku, lietinga, bet kempinimui jaučiu pats tas. Žodžiu, važiuojam į Platelius. Šiaip nesu nė kartą buvęs. Nu ką, atvariau Platelius. Buvau stovyklavietės vietoj, belekiek žmonių. Nežinau, ar čia miegosiu, ar ten. Dar pagalvosiu. Dabar einam į apžvalgos aikštę. Pažiūrėkit, kiek inkilų. Į ką jūs sakot, pažiūrėkit. Aišku, jūs čia gal po 30 kartų buvę. Aš čia pirmą kartą. Pažiūrėkit. Tai kai gerai atrodo. Aš iš vis Lietuvoj nesuprantu. Čia tipo tokia Žemaitija graži. A tu juokauji? Pažiūrėkit. Tipo taip graži. Aš esu apstulbęs.
Nu, vo tep, vat, kažkaip va, žemėlapis platelių. Čia tų ežerų čia. Melejons, visokių salų. O visi pavadinimai Veršių sala, Pilies, Brietsalė, Pliksalė, Ubagsalė ir Gaidsalė. Ai dar Šančelio sala. Platelių ežeras vaizdingiausias, švariausias, giliausias Žemaitijos nacionaliniam parke ir Žemaitijai. Vidutinis gilis 10 metrų. Kosmosas, atrodo kosmosas. Žodžiu, vis dėlto atvariau į tą stovyklavietės vietą. Galvoju, ar kept, ar virtis. Išsikept būtų skaniau. Mano vakarienė. Dar suriuks. Va tokie smešburgeriukai. Nu ką, jau tamsė. Turim 10 valandą. Pasiklojau savo lovą. O čiužinuks. Ten miegmaišis dar yra. Ir ko trūksta dar? To trūksta į pagalvikės. Įsipučiam pagalvę. Brokuota jinai, man atrodo, jo. Jo, leidžiu orą. Nusipratau. Mėgosim ant tokios. Jo, tai dar biški pakimarinu. Ir viskas, susitiksim ryte. Ir pamiršau paminėti, prasukom šiandien 290 km pro Žemaitiją. Iki ryto. Saldžių sapnų visiems. O jeigu galvoja, kad nesiplovau kojų, nesivaliau dantų, tai viską pasidariau, viską įsivaliau, viską pasidariau. Labanakt.